Šią savaitę Vilniuje vyko paroda Baltechnika. Pavadinimas nežadėjo nieko įdomaus, tačiau kolega Valdas čia aptiko įdomių, netradicinių dalykų. Parodoje Baltechnika aš pasijutau kaip kito dešimtmečio gyventojas. Mat, jie atvykau motoroleriu, kuris netriukšmauja ir neteršia gamtos. Mat, jis varomas elektra. Šis elektrinis motoroleris vienas iš daugelio elektrinių parodos eksponatų. Jis važiuoja 55 km/h greičiu ir gali įveikti 80 km atstumą. Įkrovimo laikas 8 valandos. Taigi, sumokėjęs už šią transporto priemonę 12 000 litų, vėliau gali važinėti pusvelčiui. Motoroleris pagamintas Vokietijoje, o štai kiti eksponatai gimė Lietuvoje. Štai kad ir šis automobilis liaudišku vardu Jonelis. Nors po jo kėbulu slypi Ford kėbulo pagrindai, tačiau visa kita sukurta Lietuvoje. Pradėjom dirbti prieš pusę metų, dirbo apie 15 žmonių, paėmėm standartinį kėbulą, jį paskui perdarėme, įmontavome savo pavaros sistemą, variklio valdymo sistemą, įdėtas paprastas trifazis variklis, perviniotas mažesnė įtampai, akumuliatoriai sudėti ličio geležies fosfatų, su jais bus galima nuvažiuoti apie 80-100 km. Jų įkrovimo laikas bus apie 8-6 valandos, kraunant paprastų įvadų. Padarėme dar baterijos stebėjimo sistemą ir valdymo. Visa baterija sudaryta iš 45 celių atskirų, pakrautos nevienodai ir dėl to padarėme sistemą, kuri stebi tas visas įtampas, stebi temperatūras ir iškilus kažkokiam avariniam atveju tiesiog atjungia tą krovimą. Žinoma, daugeliui rūpi, už kiek pinigų ši transporto priemonė nuriedės 100 km ir kaip patikimai ji tarnaus. Šis automobilis turėtų tarnauti ilgai, variklis neturi jokių šepetėlių, neturi magnetų, dėl to nereikia, jo aptarnavimas yra gan pigus. Planuojama, kad 100 km bus galima nuvažiuoti už maždaug 8 litus. Kitas lietuviškas elektromobilis taip pat buvo apgultas lankytojų. Juk visiems norisi važiuoti pigiai ir tyliai. Čia buvo jūsų normalus benzininis automobilis, reiškia, ir nusibodo pilti degalus. Vieną dieną nutarėte išmesti tą nelemtą variklį, kuris riaubė, ir pasidarėte viską pat. Sakykit, kiek laiko truko tas darbas, kiek tai kainavo? Na, darbas truko, kaip sakant, kaip laisvalaikio hobio projektas, truko nuo 2008 metų vasaros, praktiškai beveik 2 metai. Savikaina buvo virš 35 000 litų kartu su automobiliu. Na, toks, kaip sakant, apytikslis įvertinimas. Tas automobilis pasirinktas dėl to, kad buvo grinai jūsų, ar tiesiog, kad jūs manot, kad šitas yra tinkamiausias? Tiesiog aš norėjau tokio automobilio, kad tilpčiau su visa savo šeima. Šiek tiek palaužyti tą stereotipą, kad elektromobilis tai turi būti mažas, lėtas ir visiškai nepraktiškas. Perdarant įprastą standartinį automobilį į elektrą varomą, yra pavojus, kad vairo ir stabdžių stiprintuvai veiks ne taip, kaip numatė gamintojas. Tačiau Mindaugas tvirtina tinkamai pasirūpinęs automobilio saugumu. Na, o jeigu norisi važiuoti visai pigiai, o kišenėje tik 1000 litų, tada galima pasitenkinti ir štai tokią transporto priemonę. Dviračių važiuoti ir taip pigiai kainuoja, kamgi elektrodviratis? Aš manau, kad tiesiog čia yra kaip žmonėms, kuriems turi, sakykim, tam tikrą problemą su nariais, tai tiesiog biškai patogiau važiuoti, pavyzdžiui, į kalną, ne? Bet to čia yra malonumas, kaip elektros, sakykim, bet koks ekotransportas, aš manau, kad čia yra mūsų ateitis, ne? Nes čia yra, sakykim, ta mažoji dalis tai, ko, sakykim, galėtų būti, o realiai čia galima išvystyti iš tikrųjų ne tik kaip dviratis, sakykim, mažas elektros vežimėlis ir taip toliau ir panašiai. Pradėjom kaip asmeninį, sakykim, išbandymui ir dabar bandom visą tai integruoti į pardavimą. Kiek gali kainuoti toks elektrodviratis? Viskas iš tikrųjų priklauso nuo komplektacijos, nes jeigu čia bus sistema su regeneracija, tai yra grąžinimo energijos atgal minant pedalus arba važiuojant nuo kalno stabdant, nes grąžinama energija atgal, tai bus viena kaina. Jeigu, sakykim, čia bus su kruizeriu autopilotu, kur, sakykim, tai ne visas mašinas turi, ar ne?
Va, tai būtų kita kaina, jeigu, sakykime, būtų... Na tai mažiausiai, kiek reikia? 200 litų, 500? Aš manau, kad pats komplektas gali kainuoti, sakykime, nuo 1200 litų ir viršų. Reikia turėti savo dviratį, nusipirkti tą komplektą ir pats gali tiesiog pasidaryti. Taip, ir pats klientas gali tiesiog savo įdėti į paprastą dviratį. Kad elektromobiliais būtų galima važinėti Lietuvos gatvėse, stovėjimo aikštelėse teks įrengti greitojo įkrovimo stoteles. Lietuviai verslininkai rūpinasi ir šiais dalykais. Yra 3 lygiai elektromobilių arba elektrinių transporto priemonių pakrovimo įrangos. Pirmasis tai yra paprastasis buitinės, trunka 8-24 valandas iš įprastinio elektros tinklo. Antrasis yra vidutinės trukmės, tai yra poros valandų trukmės pakrovimo laikas ir minutinis pakrovimo laikas. Tai mes pristatom būtent tą vidutinį segmentą pakrovimo įrangos, kuri yra ir technologinė prasme, ir vartotojiška prasme šiai dienai lengviausiai realizuotina ir patraukliausia. Taigi galime sakyti, jog ši paroda neiškalbingų pavadinimų tapo elektromobilių starto Lietuvoje diena.